Labas Robertai, labas Olga ir labas Lukai. Labas. Šiandien susirinkom aptarti tokį dalyką kaip fitneso. Europos funkcinio sporto čempionato karštos naujienos. Europos funkcinio sporto Europos čempionatą. Jo, šitas renginys yra pakankamai naujas dalykas. Šiais metais, man atrodo, antrą kartą tik tai yra vykdomas. Praeitais metais buvo Italijų, bet neturėjom Lietuvos atstovų. Jo, tai aparto federacija, kokie yra dar renginiai? Yra pasaulio čempionatas veteranų, yra pasaulio čempionatas elitinis, yra pasaulio čempionatas vaikų ir komandų. Jo, tai pernai prisidėjo toks renginukas kaip Europos čempionatas, o nuo kitų metų Druskininkuose, nuo šių metų, bus dar Europos masterio čempionatas. Tai bus jau 5 renginiai. Tai šiandien aptarsim Europos čempionatą. Jo, mes turėjom šiais metais delegaciją iš Igorį skaičiuojam kaip atstovą. Iš 4 atstovų, tai šis mes važiavo 2 atletai, važiavo Lukas kaip vyru atstovas, Olga kaip moterų atstovė ir Robertas kaip komandos treneris. Taip pat važiavo Igoris kaip federacijos prezidentas ir menedžeris ir važiavo dar su jumis žurnalistas važiavo. Taip. Žurnalistas toks. Mantas Stankevičius. Mantas, tai toks full stackas. Tai turbūt pradėsim nuo pasirašymo čempionatai. Taip. Jo, kadangi tas įvyko quarterfinals ir po quarterfinals labai mažai laiko buvo iki čempionato pradžios, kiek praktiškai 2 savaitės. 2 savaitės. Jo, tai praktiškai pasirašymo, kaip įsivaizduoju, nebuvo. Nebuvo. Praktiškai. Davai po vieną. Lukai, kaip tau? Praktiškai, sudėtinga su pasirašymu buvo, su pačiu formatu irgi susipažinau tik... Jau prie formato dar šiek tiek vėliau prieisim, tai ko gero quarterfinals baigėsi ir iškart paskelbėjo workoutus Europos čempą. Po poros dienų, taip, man atrodo, po poros dienų. Ir jūs turėjot kokį gerą savaitę tik tai iki čempionato pradžios. Nu jo, bet irgi negalėjom perspausti, realiai tik susipažinom su užduotim, pasibandėm po biškį, bet pačio formato ir nebandėm. Bet nepavyko turbūt visų workoutų prasukti. Ne. Čia per rizikinga būtų tokie short notice visus workoutus daryti. Olga, kaip tau? Tai man panašiai. Visą 2 valandas tikrai nedarėm. Tai viską gal pasidariau aš, bet neprisimenu. Jėgos nedariau. Jėgos nedarėjai? Nedariau jėgos. rodos, Beveik viską, bet lengvesnių tokių pajėgumų. Kaip šiaip workoutai ant popieriuko atrodė? Patiko ar nelabai? Įdomi, nes su Girom buvo 2 workoutai. Su Girom aš neatsimenu, kada esu kažką darius, iš vis labai seniai. Labai ypatingai tie overhead squatai su Girom. Ten buvo overhead squatai su Girom, o kiek vyrų svoris buvo? 24. 24. Labai skaudžiai buvo. Merginų 16? Taip. Man šitie patinka. Kažkas mobilų, gal geriau draugauju. Man sudėtingiau buvo. Tai kentėjau tenai. Bet aišku, ir šiaip labai daug buvo pečių juostos, tiek prieš, tiek tenai. Tai aplamai judesiai buvo sudėtingi man. Ir antras judesys. Taip. Jo. Tu 2. Ir snečiai dar buvo? Taip. Ai, ne tik overheadai, o šitą praleidau. Buvo overheadai, kitam workoutė buvo snečiai su 2 girom. Tai gal tada prie formato prieinama. Lukas paminėjo, kad buvo labai neįprastas formatas, kaip jis vadinasi, medley. Taip. Hypermedley. Jo, čia reiškia, per 2 valandas turit padaryti visos 6 rungtės. Ir pertraukos tarp workout praktiškai. Buvo. Pirmą dieną buvo kitaibiški, penktadienį buvo endurance'as per pietus, jeigu neklystu, Olga pradėjo 1 valandą ar 3? Ne, 3 valandą pradėjo, Lukas 4 valandą, tada buvo ten beveik 2 valandos tarpas ir tada... Nebuvo 2 valandų, ten iki 1:30, tikrai ne 2 valandas. Kada? Ne, tai Olga, tu 5 pradėjai, o 6 pradėjai. Tai aš baigiau 4 beveik, o pradėjau jau 5. Tai valanda su biškiu. Endurance'as, kažkiek polsio ir tada per 2 valandas turėjo tilpti į padaryti 5 workouts. 1:30 ten mažiau. Valandą kiam. Paskutinis 6 workoutas prasidėjo 1:40 nuo paleidimo ir 1:05 užsibaigė. Tai praktiškai nėra polsio, vieną po vieną. Tu iš aikštelės neišeini. Turėjom galimybę. Kažkiek gali ten išėti, bet netoli. Turi grįžti jau savo nuožiūrą į laiko tarpą, nes prasideda bet kokiu atveju. Ten kažkoks yra countdownas, laikas ir žinai, kada pradeda.
Šitą formatą teko išbandyti kada nors? Mums su Olga teko komandinis. Buvo, tau Lukai ne. Jo, tai buvo tokia biški naujiena, ne? Turbūt daug naujo sužinojo apie save. Na niek, psichologiškai pasirodo, esu pasiruošęs, fiziškai ne. Aha. O kaip ruoštis tokiam formatui, kaip galvojate? Jeigu turėtumėt daugiau laiko, pakeistumėt savo treniruotis? Keisčiau, žinoma. Daryčiau kas antrą gal savaitę, gal kas savaitę, šeštadieniais po kažką panašaus, 4-5 workoutus. Nes jums turbūt nėra įprasta taip tiek workoutų daryti per vieną dieną. Labai neįprasta. Kiek žinau, maždaug tai per savaitę darau. Mėgsti pasplitinti treniruotis vieną ryte, vieną vakarą. Galiu performinti vieną gerą ir tada viskas. Tada vieną blogą. Tada kokius 3 blogus. Gal tau kas antrą reikėjo daryti, žinai. Nu, buvo taikyti. Panašiai ir gavosi. O kaip tau, Olga, šitas formatas? Nu, man atrodo, kad gerai. Nežinau. Šiaip gal ir lengviau, biški, vieną kartą apšilai, išėjai. Man yra lengviau, jo, ir psichologiškai, gal ir fiziškai. Man patinka. Kai 3-4 dienos tu prieš kiekvieną turi apšilinėti, ten cooldowną daryti, vėl ruoštis, vėl psichologiškai, o čia taip pum. Net nėra laiko kažką pagalvoti, ten, nežinau, pažiūrėti ir tiesiog būni ten, dirbi ir pasibaigia laikas ir išeini. Viskas. Ja, ir taip pražiopsojau vieną startą, vis tiek sugebėjau, žodžiu. Tai reikia būti ten. Kiek apšilimų darėt? Ar darėt prieš kiekvieną? Ar tiesiog vieną kartą apšilė? Ne, nebuvo ten kada daryti apšilimų. 2 apšilimai buvo prieš endurance ir tada jau prieš kitas 5 rungtis, tai jėgai akcentuota daugiau buvo ir tada ten šiek tiek biški ant žiedų buvo nueita, bendrai tai biški. Specifinės toks? Jo. Jau bendrą neapsimoka daryti? Tai kad ten dar šilti buvo jie po endurance ilgai. Ten vyko patalpoje ar atviram lauke? Endurance'as buvo lauke, Endurance'as buvo 10 ratų, 500 metrų bėgimas ir 300 metrų skairgas. 10 ratų, dar kartą? 10 ratų, 500 metrų bėgimas stadione ant žolės. Pirmin atgal, kaip šatlai gaunas. Ne, ratas buvo. Bet ant žolės? Ant žolės. Su kokiais batais bėgat? Su plenta bėgu. Su kuo? Su plenta batais. Tu prasme dviračio? Ne. Nu, bėgimo, bet... Neslysta, viskas. Labai blogai buvo. Blogai buvo. Bet neturėjau kito pasirinkimo. Bet gerai pasirodė. Nu, tai reiškia nebuvo blogai. Su ja. Čiurnos neišlūžo, čia svarbu. Nerealiai bėgu tiesiai batai į vieną pusę, aš į kitą, žinai, par posūkis. Bet šiaip viskas gerai su ja tenai. O kaip tu, Olga? Turėjai batukus? Kažkokius batus specialistus neturėjau, tiesiog batai, bėgimo batai. Trailą turėjai batus. Bet aš visur su jais bėgu. Ir stadione, ir miške, ir gatvėj. Ir darbą. Nemanau, kad tie batai, žinai, ten labai padėtų. Bet šiaip rekomendacija ir toks būtų kitiem, jeigu stadione bėgimas ant žolės, tai geriau su trailo batais bėgi, ne? Aš tai žinoma, naudočiau trailo batus ir kad biškai labiau apsitempę. Tai gerai, aš tik tai stogius ir te turiu. Pas mane tokie jie gana laisvi buvo, tai labai mėtėjau. Bet jie nelaisvi, gal padas ten tiesiog toks. Bet ir vaikšto, čiurna į visas pusės, tai... Tai va, dėl pado. Ir stovi kaip ant pagalvių. O dar ir ant žolės esi. Gerai, tai dar grįšim prie formato. Tai skraidė, Lukas. Įsivaizduoju, kad buvo tik tai po vieną atstovą iš kiekvienos šalies. Jeigu pasaulio čempas, masterių arba elitos nebūna po 3, man atrodo, kiekvieną šalį reprezentuoja. Tai čia buvo po vieną atstovą. Prancūzų buvo po 2. Jo, kai hostas visą laiką daugiau vietų turi. Taip. O kitų daugiau buvo. Ar po vieną? Kitų po vieną. Kiek buvo šalių šiais metais? 11. Pas jūs 11? 10 šalių, nes 11 buvo dalyvių tiek vienoje, tiek kitoje grupėje, o kadangi 2 prancūzai. Tai atstovai buvo kaip ir pas tai Olga, taip ir pas Lukai, tie patys. 2 prancūzai, 2 italai, kas ten dar buvo? Slovenai. Švedai, slovenai, šveicarai, norvegai, vokiečiai. Suomiai, vokiečiai. Maždaug tiek. Suomiai buvo, norvegų, aš nepamenu. Norvegų gal nebuvo. Norvegų gal nebuvo. Vokiečiai buvo. Nes norvegai tai turbūt liptų ant podiumo, jeigu būtų. Gal. Tai nebuvo. Ispanai buvo dar. Ispanai. Ispanai. Jo. Juokingi. Tai formatas buvo toks. Pirmą dieną buvo kažkiek rungčių, 6 rungtys. Ir po pirmos dienos buvo katas. Ir kiek buvo nukatinta pas tą? 7 patenka į finalą. Tiek vyrai, tiek moteris. Tiek vyrai, tiek moteris. Tai Olgi nelabai pavyko jo praeiti, bet nedaug truko. Nežinau, aš nežiūrėjau iš tikrųjų. Tai... Nemažai.
Bet, pavyzdžiui, asmeniškai moterų lygis labai nustebino. Buvo workoutų, kur moterys greičiau baigė, nes finalai buvo vyrai ir moterys judėjo kartu. Tai buvo, kad moterys baigė greičiau negu vyrai. Tai moterų lygis ten labai buvo. Aš mačiau stiprus. jėgos workoutą, kai ten mergaitė su 100 su kažkiek. 105. Šveicarė, ne? Jo. Nu, jos ten panašiai visos. Pakankamai lengvai. Taip. Kėlė. Nuo 9, man atrodo. Jo. Nuo 9. Ir O vyrukų lygis tai jėgos, maždaug normalus buvo, ne kažkoks kosmosas. Taip, Man atrodo, taip. ir laimėjo jėgos rungtį tik pirmą dieną. Bet tik pirmą dieną, jo. Antrą dieną rankos nebelaikė. Vynas antrą. Snečint dar galėjau, bet tupti jau nebelaikė, iš vis stabilumo nebebuvo. Tai moterys net ten buvo Hansen Walk'o bodyweight workoutas, jeigu neklystu, 48 metrai nebuvo, įimas ant rankų, tai viena prancūzė su piruetėm apsiskinėdama, o 8 metrai turėjo būti unbroken privalomai. Okay. Tai jos ten bėgo ant rankų. Tai lygis tenais tikrai tiek ant jėgos prasme, endurance'as irgi labai stipriai bėgo, gimnastika pas jas labai stipriai buvo. Tikrai, jeigu žiūrint į vyrus, atrodo, kad čia galima būtų pasivaržyti, neaišku, ar dėl podiumo, bet pasivaržyti tikrai galima. Tai tarp moterų tenais ten... Tu galėtum tarp moterų pasivaržyti? Aš tarp moterų galėčiau pasivaržyti. Jėgos rungtyje aplenkčiau. Ant 1 kilogramą gal užmestum? Ant jėgos užmėščiau. Endurance'ą nežiūrėjau. Ne, endurance nebuvo, jos ten baisiai tenais ten stebuklingai nebuvo. Bet kitur, ne, gimnastika tai tikrai ten buvo labai gražu žiūrėti. Bet pastebėjai, kad mūsų lietuvių gimnastikos lygis labai žemas yra. Aplamai, ne tik dabar apie šitą čempionatą kalbu, apie Openą. Jeigu jėgos endurance dar mes pasirodom, tai gimnastika mes visą laiką giliai. Kodėl taip? Neturim gal kokios bazės gimnastikos? Mažai gal laiko skiriama yra tam. Jo, čia nesinai irgi taip Openą visą laiką pažiūri rezultatus, mes gimnastikos stipriai pralaimim. No. Nes gimnastika, kaip tik, pažiūrėjau, aš galvau, kad Olgai gimnastika ir stipriai ištems, neįsikėjau, kad kitos yra tiek pasikauščios ir kai jos ten pradėjo bėgti ant rankų, tai ten... Viskas buvo aišku. Ten... Ne. Kaip šiaip bendras lygis varžovų? Tai jau moterų, sakau, labai tenais aukštas lygis buvo. O vyrukų? O vyrukų 7 finalinis tai tikrai pajėgus buvo, bet... Aš pažįstu Bahuriuką, kuris laimėjo. Švedą? Jo. Tai... Jisai, man atrodo, ir semifinals toks atletas, ilgą laiką jau sportuoja. Bet jisai ir toksai užtikrintas buvo jau nuo pirmos dienos ir per instruktažą jisai toks chill, ten perjaukus viską ten daro ir ten tikrai neblogai pavarė. Ilgai jisai sportuoja? Jisai ne jaunas? Ne. Jisai gal nuo tinsų pradėjo. Atrodo toks jaunas, aš nežinau, mes galvojom, kad jam kokie 20 metų. Ne, jam tikrai daugiau. Blondinas toks, Landberg, ar kaip jisai? Viktor Lundberg kažkas. Jisai pasaulio čempionate antras buvo. Jisai kažkaip sakė, kad Power rungti kažką ten klaidą padarė ir dėl to kainavo jam pirmą vietą. Labai geras. Gražiai juda. Gražiai juda, labai vandu. Ta prasme, šitą prasme. Kaip varžybų lygis, organizacija, transliacija, ten apšilimo zona. Jūs pasisakykite. Jo, palyginus su, aš turiu su ko palyginti. Palygink su druskininkiais. Su druskininkais. Aš galiu su pasaulio čempionatu palyginti. Su Norvegijos pasaulio čempionatu. Tai blogiau. Prasčiau, taip. Ir vien ta vieta, ten buvo kažkoks metalinis angaras, nežinau, labai negražus, toks nejaukus ir bardakas ten viršui ir apačioj tualetai, kaip lauko tualetai, iš vis tokie, Tai pasaulio čempionate buvo... Nepalyginsi. Matai, kai šiauriečiai organizuoja ir kaip pietiečiai visą laiką yra didelis. Ir jie kalbėjo visada prancūziškai. Transliacija tarp kitko buvo prancūziškai, o negalėjom žiūrėti. Tai mes tai irgi ten nelabai ką ir supratom. Tai žodžiu. Kaip tau, palyginus su Tartu, tarkim? Ne, su Tartu negalim palyginti. Čia buvo ir dar 2 arenos. Aišku, mes tik vienoje varžėmės, bet buvo dar ir 3, kur buvo kažkoks turgelis mini. Šiaip pardavinėja inventorių kažkas naujo, kur varžaisi, žinai. Maistas, maistą dabar jau daugiau kur būna gal.
Bet jeigu tos varžybos nevyktų komercinės, tai man atrodo tribūnos tuščios būtų iš vis, nes ten nebuvo žmonių. Bet šiaip ir nelabai kas pasilikdavo, nes mes vakare, kai varžydamas, visi tik čekinus pasidarė ir išėjo realiai tie, kas varžėsi, o antrą dieną irgi jie ilsėtis, nes po pirmos dienos buvo. Ten kažkokios varžybos labai minimaliai tuo pačiu laiku, ne? Komandinės, komercinės. Tai jūs kaip prijungė, kaip papildomai. Jo, tai čia buvo didžiausias Prancūzijoje vykstančios varžybos. 700, sakė didžiausias, 700 dalyvių. Antros ar trečios varžybos, sakė. French Throwdown turi būti. French Throwdownas. Trečias ar antras palei dydį. Bet tai buvo 700. Prancūziškai nesupratau. 700 dalyvių ir čia buvo tas Europos čempionatas prijungtas jau ten, nežinau kiek laiko. Biškai nublėsta tas čempionatas prieš tas varžybos ten. Jau endurance'as jau praėjo. Jau toj paleisiu tą laiką į viršų 2 valandų. Žiedai dar nesureguliuoti, vienas žiedas viršui kabo, kitas apačioje ir taip niekas net neskuba tvarkyti. Tai taip pakankamai atmestinai man taip atrodė iš organizacijos, taip tiesiog prasukti ir viskas. Supratau. Vieta kaip sena turgavietė, eini prie į savo leiną, maisto kvapai, burgeriai, ten visokie kvepia. Jo, maisto labai kvepia. Ten didžiausiai eilė, kad nueiti į tualetą, ten, Tai žodžiu, reklamos nepadarysim šitam renginiui. Ne, gal kitais metais vyks kitoje vietoje, bus šiek tiek geriau. Jau 10 metai, man atrodo, kaip vyksta šitas būtent tenai. Ne, bet Europos čempionatas. Tai matai, prijungia tik tam, kad praras kažkaip toks atmestinai. Tai reikia fokusuotis į čempionatą. Tai va taip ir pasirodė, kad nelabai ten skyrė dėmesio. Ir mažokai dalyvių, šiaip žadėjo 15 ar 20, tai buvo, ne visi ir atvažiavo. Toli važiuot. Nu jo, kaip jūs skrydot? 2 skrydžiai. Ir 2 skrydžiai? 3 valandas beveik važiavom. Su Igoriu 4. Turėjo buvo 2,5. Su sustojimu turėjo 3 gautis, važiavom 4 valandas į priekį, nes buvo praleista keletą posūkių. 2 kartus. Vynuogyną pasukė. Ne, 2 kartus važiavom. Sakom, tik kad jau čia važiavom, tada žiek antras oro uostas tas pats. Tai ratais pavažinėti. Jokinga buvo. Kaip šiaip šalis gražu vieta, ar ne? Ten, kur vyko čempionatas, tai labai tas miestelis, kalnų miestelis, labai gražus. Kaip oras. Jaučiasi, kad kitaip kvėpuojasi? Ar nespėjat? Ne. Nespėjom pakvėpuoti. Jeigu kalnai, tai šiek tiek aukščiau turėtų būti, ne? Bet mes nekilom, mes į kalnus. Tai jūs nekilot. Šalta ten. Tai grįžtam prie rungčių. Tai pirma endurance, merginom irgi buvo 10 ratų, 400 bėgimas, 500 bėgimas ir 500 metrų. 300 metrų skergas. Taip. Čia labiau apie bėgimą ar apie skergą? Bėgime daugiau laiko užtrunkė. Bėgi 2 minutės kažkiek, o skergas minutės trupučiu. Tai šitą workoutą labiau laimėtų bėgikas ar skergintojas? Aš manau bėgikas. Sunku bėgti po skergą? Ne, man skergas tai polisis buvo realiai, bent pirmus 5 ratus. Ten atsigaudavau po bėgimo ir tada vėl galėdavau lėkti. O po to jau, kai užsipumpavo visas viršus, tada jau apsunkėjo viskas. 300 čia minutė su kažkiek, ne? Kažkur, buvo 1:4:2 peisas visą laiką. Čia greitai. O paskutinis ten. Mano peisas. Ar nežiūri ir neatsimeni? 2:10 kažkas tokio. Stipriai nuo kitų merginų atsilikai. Aš nežiūrėjau laiko, aš ten iš galo 3 atbėgau, tai... Nestipriai, gal nedaug kažkiek. Jautėsi, pavyzdžiui, po skergo, kad labiau atsiliekė ar po bėgimo? Neatsimenu. Ne, bet pradžia buvo tokia, kad... Nežinau. Sunku man tiek bėgti, tiesiog aš nebėgioju tiek, nežinau. Tai treneriui nesurinkau dar kilometrų. Tų. Viską čia man reikia dėti į programą, tiek laiko dar nėra. Aš dar nespėjau. Pradžia buvo tokia, jog... Išbėgo, praleido jinai visas... Posūkį kaip Igoris? Ne. Praleido visas, išbėgo jos į priekį, o jinai iš galo, taip daugiau bėgo. Ir vėliau jau sunku atkapoti tą laiką. Aš pradžioje nebėgau iš galo.
Aš pradžioj ten bėgau per vidurį, o paskui jau bėgau iš galo. Ne, tu praleidai beveik visas, tu bėgai tenais daugiau mažiau tai pačioj pozicijoje, kur visą laiką ir judėjai. Buvo pačioj pradžioj dar labai neblogai, atrodė, kad gali ir Suomija aplenkti, nes Suomijas ant Skergo žiauriai bandė atlošt, bet bėgimiai ten vos vilkos, tai atrodė, kad dar bus galima aplenkti, bet vėliau jau gavos, kad išsitempė keletą merginų į priekį, už ją buvo kitos merginos irgi labai didelis tarpas, tai jau sakau, kad numestų tempą ir tiesiog jau išlaikė poziciją. Kaip tau, Lukas, šitas workouts? Reikėjo pakentėti. Bet taip pat įvertinus dabar, taip, jeigu iš visą perspektyvą žiūrėt, ar apsimoka spaust kiekvienam workoutį, ar kai darai, pavyzdžiui, pirmą, jau turėtum galvoti apie antrą ir trečią, kas tave laukia toliau. Bet matai, sunku pasverti to momentu. Šiaip visuose stengiausi spausti, ką turėjau. Tai pirmą praktiškai all-in ir dirbai. Taip, visą laiką. Visuose, ką turėjau, jau dirbu, neturėjau kur atsitraukti. Aš galvoju, žinai, tai galvojant apie šitą formatą. Jo, gal vidury jau pirmą dieną atsitraukiau, nes jau kojos nebelaikė tenai, viską užspazmavo ir antrą dieną jau irgi taktikavom, matėm, kaip handstandais ten vaikšto, tai rope climbai ir handstandai, kur buvo, tai tiesiog dirbu. Šiaip labai keista buvo, kad taškai nusinulino į antrą dieną, tai čia pirmą dieną praktiškai neturi reikšmės, tada tau reikia aplenkti tik tai paskutinį vietą, kad nebūtų nukatintam. Ir jeigu tu, žinai, jauti aikštelį, tai matai aikštelį, tau nereikia visą laiką spausti. Labai sudėtinga jausti aikštelę, nes rezultato nėra iš karto. Niekas neveda rezultatų taip greitai, paskaičiuoti neina. Sudėtinga iš tikrųjų. Pirmą dieną vedė. Nematai realiai, tu net nematai, kiek svorio kelia. Pats tai realiai nematai iš vis nieko. Tai va, čia neman reikėjo žmonių, kad jis kas sakytų, kas per kiek padarė. Ir tai sudėtinga pastebėti, nes neaišku, ką ten surinka, žinai, kokiais pakartojimais dirba, kokiais svoriais irgi realiai žiūrėti turi. 3 žiūrėjom, kad pamatyti visus svorius vos ne. Jo, nebuvo lentelių tų su svoriais. Čia tai labai blogai. Nes kai Igoris sakė, kad visi taškai keliauja antrą dieną. Žinai, visiškai make sense. Ne. Bet paskui sakė, nuo nulio, tai pirmą dieną ant tiek praranda vertės, kad labai stipriai praranda. Plus katas nėra labai didelis. Tai skaičiau, Gretchen rašė apie praeitus metus, jog darė apklausą sportininkų ar... Nes pernmetais irgi buvo taip pat, kad po pirmos dienos taškai nusinulino, o antrą dieną jau pradėjo per naują. Tai darė apklausą, ar laimingi esate šituo sprendimu, tai maždaug tie, kurie turėjo daug taškų, tie nelaimingi, tie, kurie turėjo mažai taškų, tie laimingi, sako, čia labai geras sprendimas. Tai jie pasiliko tą patį. Jo, tai pasiliko tą patį prie to pačio sprendimo. Bet ir nelabai pakito tasai septynetas, realiai jisai toks pat išliko. Ar gali labai pristrateguoti, kai yra 7 ten žmonės, nelabai pristrateguosi ten, jeigu tu vienam workout'i ten, jeigu visuose workoutuose būsi per viduriuką, vėliau nebus kaip išsitemti į priekį. O jeigu vieną pralaimi, ten jau labai sunku išlipti praktiškai. Jo, tai, bet kad patekti į finalą, tai Lukui buvo gerai, jis ten, kad 2 workoutus jėgos rungtį laimėjo, endurance buvo antras, tai jis ten realiai 2... Tai jisai realiai po šitų 2 workoutų galėjo nedaryti daugiau nieko ir praeitą, ne? Ar būtų ten plus minus? Powerį dar antras likau, tai dėl to taip gavosi. Jo. Bet šiaip jau po to, kaip skaičiavam, gal net ir powerį būtų reikia irgi 7. Powerį galėjo būti... Bet tai ten poweris 3 minutės, tai ten, žinai, nepriskaičiuosi tų sekundžių. Jo, bet vis tiek tu per tą powerį atiduodi nemažai. Poweris nebuvo sudėtingiausia. Poweris buvo baikas, burpiai. Baikas, burpiai ir po to trusteri skergas. Kitą dieną. Skergas 2 kartus. Kitą dieną. Ja, čia kitą dieną buvo. O kaip dienos, pirmą ir antrą dieną stipriai workoutai skiriasi? Ar struktūra maždaug ta pati buvo? Antrą dieną endurance buvo? Skiriasi. Antrą dieną endurance buvo? Buvo. Per pus mažesnis, koks trumpesnis. Buvo endurance antrą dieną? Intervalais buvo dviratis ir šatlan. Jo, mačiau labai greitai kapuojant už šatlan. O tokia taktika buvo, bet čia iš pirmo. Biški ramiau, slūgai, nereik. Bet po to aš pažiūrėjau, kai bėgau, jau po to, kai robotas lėkiau. Susikopstas. Bet buvo taktika iš pirmo laikyti maždaug minutę 50 ant dviračio ir ant šatl yra nuvytis, bet pradėjau minti, žiūriu 1.39, tada metu iki 1.42, galvoju, čia vis tiek, gerai atminsiu. Nulipu, žiūriu, kad jau 3 bėga. Kiek laiko buvo, 500? Ne, 200 buvo metrų. Tai nemažai. Ja, tai jau nulipi dar nieko kojam, bet pradedi bėgti ir viskas jau guminės.
O antrą Bet ant shuttle run ir bijausi ten jos realiai, jie ten labai lietai bėgo jos. Jo, nes Lukas subėgdavo 17 averages buvo. Jo, visų 17 buvo. O švedas su vokiečiu jie pirmi nulipdavo nuo dviračių bei kartu, tai jie apie 18 bėgo. Tai nedidelis skirtumas. Jo, tai Lukas vydavos labai smarkiai. Gerai. O antrą dieną buvo tarp endurance ir tarp kitų rungčių pertrauka, ar viskas išlėkė? Jau buvo trumpa pertrauka, jau nebebuvo taip kaip pirmą dieną ilgos pertraukos. Okay. O visa struktūra pirmos dienos ir antros dienos buvo išlaikyta. Pradėjot nuo pirmas koks buvo jėgos? Endurance, tada jėga. Po endurance jėga. Tai pirmą dieną buvo jėga, pirma rungtis, antra. Taip. Ir antrą dieną, antra rungtis buvo jėga. Ir visas formatas buvo išlaikytas. Taip pat. Pirmą dieną buvo kompleksas, cleanas, 3 front squat ir jerkas. Taip. O antrą dieną buvo snatchas ir 3 overhead. Snatchas ir 3 overheadai. Kaip sekasi, Olga? Ne, tai Olga jau nebeišėjo. Pirmą dieną. Kulina Džerka. Padarė rekordą, man rodos, ne? Rekordą. 7. Rekordą. 7,7? 7,5. Taip. Čia geras rezultatas, sakyčiau. Jo, tai geras rezultatas padarė, jinai asmeninį rekordą, nebuvo padarius Clean and Jerko su 7,7 ir Cleaną padarius 80, Jerko tiek nedarė dar. Tai šiaip buvo planas toksai, kad kadangi matėm, kad moterys ten kelia po 90, tai kad netiduoti jėgų, ten 70 pasikelti ir viskas, bet buvo dar viena mergina, kuri pakėlė 70 ir 75. Tai reikėjo apkelti. Tai reikėjo apkelti, tai tada 77 dėjo, bet nesunkiai padarė, būtų galėjus ir 80 padaryti. Jeigu po 3 skvotų gali pastumti 77, tai reiškia tikrai gali daugiau. Taip. O kiek bandymų turėt? 6 minutės. Tai čia 3 kokie? 3. Kaip tau, Lukai, kiek pradėjai pirmą dieną? 40 pradėjau. Ir Kem 7,5 užėjau, nes daugiau nieks ne. Kem 5 buvo daugiausiai, bet rezervę dar turėjau. Tai pavyko stebėti aikštelį, kas kiek? Jo, tai va, Robertas stebėjo, pats stebėjo, žiūrėjom, kas ten ką kelia, žiūrėjom, kiek eiti, galvojom eiti Kem 5, bet pamačiau, kad Kem 5 dedas, galvoju, trečią kartą tikrai nedarysiu. Kem 6 neleido, 2,5 buvo žingsnis? Ne, jo, 1,25 buvo mažiausias blynas. Bet pakankamai lengvai padarė, tai nustebau, kad Paverį šovė pirmą. Ar toks planas rekordas buvo? Bet, jo. Ir Džerkas gan lengvas buvo. Pritupimai nėra mano stiprioji pusė. Tai būtų ir 50, ir 52,5, manau, būtų tikrai, jeigu būtų reikėjo. Čia gal irgi yra TPR, kiek tau klina Džerkas, kokie 5? 60. Šiam stumi. Tai tada jau kaip buvo. Tai dar, bet stumiau čia prieš traumą. Dabar čia sunkiausia, ką esu daręs, kol kas. Kiek pertrauko turėjo tarp jėgos? Sekantis buvo bodyweightas? Bodyweightas. Tai ten visur apie 10 ir nuo 7 iki 12 minučių kažkas ten tokio, tas poilsis. Gal galite papasakoti truputį apie tą pertrauką, kaip išnaudojot, ką darėt, ar valgėt, ar gerėt, ar tu krem masažavai, nemasažavai, gulėjot, vaikščiojot, šiek tiek tos procedūros. Matys, kiek daug masažavo. Kiek daug gulėjot. Tai šitą dar prieisim. Ir Tai gerai, pavyzdžiui, tu varžybos, pas tai yra tarp pirmo ir antro workouto 15 minučių. Ką reikia daryti? Ten priklauso nuo rungties, ten prieš jėgos rungti po endurance. Prieš jėgą viskas gerai, ten darai ką nori, o po jėgos? Po jėgos ir antras, tada trečias laukia bodyweightas, taip? Bodyweightas gan agresyvus, intensyvus workoutas, tai nuo mitybos pradedam. Anglių išgėrė abudu, jeigu neklystu. Aš anglis geriau visas dienas čia. Taip, tai daug anglių geriau. Neskaičiuoja, kiek ten valandai, 700 gramų, 100 pm? Ne, neskaičiau, bet realiai iš visą laiką valgiau ir geriau. Kol važiavom, valgiau geriau, prieš važiuojant į čempionato metu ir gal net tarp workoutų ir per daug, gal net buvo užgerta, nes vienu momentu jau galvojau, kad skrandis pradėjo sustoti. Pradėjo stoti, kad jau pykint pradėjo vidury. Po to dar ir geliukų pirkau, valgiau ir geliuką antrą dieną. Bet irgi yra. Nelabai noris ten. Jo, valgyti tikrai nenoris, bet kokių guminukų sausainių. Aš tai nenorėjau, bet niekada nevalgiam iš vis. Nesinorėjau valgyti. Kažkaip ne. Net nespėjai ten pagalvoti, kad nueit kažką pavalgyti ten. Tai laikas atrodo, turi daug laiko poilsio, bet net nespėjai atsigauti, jau to reikia vėl lėkti. Matai, širdies darbas visą laiką yra labai sukėlęs, nespėjai nusileisti ir net nesuvirškinsi jo. Tai geriausia, ką gali, tai biškai pagurkšnuotintų anglių. Tai tos anglis po jėgos pagėrė ir tarp rungčių ten
Šiek tiek gėrė, bet irgi anglių atsigersi, labai lipina burną, tai vos vandens. Jo, tai biški anglių, biški vandens, biški anglių, biški vandens. Tu kai triatloną darėjai, atsimeni, buvo rekomendacija, aš dabar neatsimenu, man atrodo, 7 gramų anglių per pusvalandį, kažkas tokio. Ar net mažiau, 60, aš taip, man atrodo. Pusvalanduką. Tai apie 100-102 per valandą. Nėra mažai, jeigu nepratęs. Tai tokiam... Nu, bet, žinai, triatlonė širdies darbas, tai pas daugelį. Triatlono atletų, tai širdies darbas ten yra kokia 2-3 ten zona, ten į 4 zoną, ten mažai kas lipa. Tai, o čia... Čia visą laiką 4 zona. Visą laiką 4-5 zona. Jo, tai, nu, neišėšė tai pasimaitinta tokio... Ne, ten vartytis ant tų turnikų, puloverius, ten žemyn galvą, nu kur ten neprigersit. Pirmą dieną grįžom, mano pulsas dar prieš šiandien 110 buvo. Jeigu guliu lovai, pulsą muša kaklas. Mėgoti ne... Tai čia toks formatas vos ne atskiros varžybos, kuriam tu turi atskirai ruoštis, ne tik treniruoti savo keis, bet ir visą mitybą, žinai, praeitant skrandį tos anglius vartoti tiek daug. Pavyzdžiui, mes su Olga darėm prieš komandinį, mes buvom pasibandę 2 valandų formatą, tiek ir Vilniuje darėm tas varžybas, tai pakankamai neblogai buvo. Čia manau, kad didelė problema yra tiem, kas skaldo labai treniruotės, tie netoleruoja to krūvio vienoje vietoje labai daug ir kas workoutų nepadaro daugiau dienoj, tai mes kartais ten šeštadienį ten būna kokie 2-3 workoutai padaryti, tai Olgai tai visai gerai buvo tie workoutai su jie, ten dar ir antrą dieną būtų pasikapojus. Atsimeni, su Paulium kalbėjom apie tai, ar apsimoka splitinti treniruoti 2 dalis, ar daryti vieną didelį tokį čenką. Nu, tai turbūt ruoštis tokiom varžybom reikia bandyti viską spausti į vieną laiko tokį tarpą. Nemanau, kad čia reikėtų 2 valandų formatą praktikuoti. Čia tiesiog reikia... kelis workoutus iš eilės daryti. Taip, padarai kokius 2-3 workoutus ir tarp kurių būtų ten 10-15 minučių poilsis ir viskas. Taip. Ja, bet tos simulacijos varžybų nepadarysi, žinai, vis tiek. Tenai tu treniruotėse nespaudi 100% niekada. Bet ta simulacija irgi, aš sakau, nemanau, kad jinai reikalinga 2 valandų varžybom tom, kad reikalinga čia simulacija. Aš manau, kad reikalinga. Dėl to, kad mirėjau. Ja, dėl to, kad mirėjau, dėl to, kad žinočiau, kaip jaustis, žinai, tarp rungčių, kaip atsistatyti. Gal žinai, kartą į savaitę, gal čia per daug, bet biški gal kartą į mėnesį daryti tokį savaitgalį imti. Ne, bet būtent prieš varžybas, žinai, jeigu jau turi tokį planą kažkokį ten, tarkim, už pusę metų žinai, kad tavo varžybas yra ir tada po biški kažkiek įtraukti. Bet taip mes nesužinosim prieš pusę metų. Bet, jeigu būtų, tai tada jo, bet kai turi 2 savaitės pasiruošti, aišku, tu čia nieko nepasimuliuosi. Man dažnai būna, tarkim, šeštadienį, sekmadienį turiu išvažiuoti, kur nors ten į pratybas ar dar kur nors ten pas mamą. Tai penktadienį padarai 2 dienų, žinai, programą ir gaunasi ten 4-5 valandas. Aišku, kitaip, bet turbūt čia vienas iš variantų, bandyti spausti į vieną. Aišku, 100% jau nepadirbi, bet vien tik ant nuovargio kažkaip kitaip viskas jaučiasi. Bet kartais būna ant nuovargio workoutai žymiai geriau sueina nei... Nebuvo taip, pavyzdžiui, power rungtis paskutinį dieną. Šį galą atsisakinėjau. Lengavo ten lengviau. Vidurys toks visiškai nuslapintas buvo ir galas jau vėl gali kažkaip varyti. Aišku, ir ta power rungtis tokie, žinai, ten 3 minutės. Realiai būdavo workoutai buvo po 3 minutės užtrukau gal. Tai tu net nespėjai pajausti visą skausmą, žinai. Ar sunkiau nusiteikti psichologiškai workoutai, kai vienas po kito eina? Ar lengviau nusiteikti, kai yra laiko tarpai tarp rungčių? Nežinau, jau psichologiškai ten nebegalvoju iš vis. Tai vieną kartą taip įeini aikštelę ir viskas. Nebuvo kažkokio papildomo streso antram, trečiam, ketvirtam workoutui. Tik prieš patį startą, ne? Čia gal ir smagiau. Gerai, ant trečia rungtis bodyweightas. Kas buvo pirmą dieną? 48 metrai. Ne, buvo... Taip. Ne, ring masalapai buvo. Masalapai. Double underį, 100 double underį, 9 ring masalapai, 7 merginam, 25 box jump overį, 9, 7. Čiperis, pirmin atgal. Nepilnai. Vidury buvo iš viso. Šokdynį iš pradžioje ir pabaigoje. 3 kartus prie žiedų masalapai vyrams 9, merginams 7 masalapai. Ir 2 kartus box jump overį per aukštesnę dėžę, 25. Taip. Kaip sekėsi bendrai? Kas pavyko, kas nepavyko? Ar kažkas nustebino jūsų
pasirašymas ar atvirkščiai padarėt geriau nei tikėjotės? Olga pagal planą padarė su šokdynė, jai nelabai patinka šokdynė, tai gerai sušokinėja. Man ir masalapai nelabai patinka. Ten masalapų buvo labai jokinga, kad turėt kelt savo atletus ir žvengti. Neleido dėtis dėžių, tai visi, mačiau, šalia. Bet taip pat ir pasaulio čempė buvo. Taip. Irgi Evaldas ten kilnoja mane. Aš pagalvojau, kad greičiausiai dėl saugumo. Dėl saugumo, kad neprimėjai tų blynų dėžių. Taip, ten kristų nuo tų žiedų kažkaip, tai dėl saugumo. Tai Olga padarė 16 masalapų per labai trumpą tą laiką, tai aš ir sakiau, man tas žurnalistas klausė manęs, kiek jai pavyks nueiti, tai pasakiau, kad 2 kartus žiedus, jeigu uždarys, tai bus labai gerai ir 3 kartą, jeigu pradės daryti. Tai viskas pagal planą, sakyčiau. Sakau, ir šokdynė neklydo, pati buvo sustojus, jeigu neklystu, po 70 ir su masalapais labai gerai. Tai va. Kaip Lukui? Man, nežinau, visai gal neblogai, apart paskutinį masalapų gavau skaidyti į 3 jau dalis ir tenai atsilikau. Realiai iki tenai laikiau 1-2, buvom tenai, kovojom šalia, bet gavau skaidyti, koks ten buvo 9, tai gal 4-3-2 gal gavosi ir viskas, ir tenai jau aplenkė gal 3, žinai. Taip, gal pradžioje truputį užspaudė. Neužspaudė, viskas normaliai, tiesiog žiedų neturiu dabar. Mažiau treniravausi, žinai, to endurance nėra tokio. Ir dar buvau iš ko spausti realiai. Net ir double unders sušokinėjau ir galiau užbaigiau gerai double unders, tik tiesiog trūko tų masalapų, žinai, breikint, reikėjo nebreikint kažkaip. Jie ten nieko nebreikina iš vis. Jo, tai šalia nervina, ne? Šalia tai iš vis nenulipa. Realiai darė visus 3 ratus umbraukiant. Ir vis tiek buvo beveik šalia jisai. Aplenkė tik paskutinius masalapus, nors neskaja Alda, žinai. Tai grįžtant prie mūsų gimnastikos lygio, reiškia, mums truputį šitą reikia pasitį mums gimnastikos. Tai ir taip dabar kiek daug dirbu ant tų masalapų skaityti. Ir vis tiek, žinai, aišku, dabar pastaruosius 2 mėnesius mažiau buvo jų ir iš karto atsiliepė. Reikia visą laiką laikyti tą lygį. Tai Lūko nereikėjo kilnot? Nereikėjo. Mes žvengiam tų pakelių, Olga, ne vis tiek nepasikė. Tai galvojam, Igoris turi išbėgti pakeltą, čia mes žiūrėjome visi kartu, buvo labai jokinga. Tiek norėjau pasakyti. Gerai, po bodyweighto buvo miksas? Ne, buvo skillsas. Skillsas, palauk, čia 1 diena buvo bodyweight, 2 diena skiriasi bodyweightas? Tai visos rungtys buvo kitokios. Papasakok, kas buvo 2 diena. Struktūra buvo ta pati, ta prasme, eiliškumas tų rungčių. 2 diena bodyweightas buvo... Tai buvo Atsispaudimai, handstand walkas buvo, ne? Jo, taustų barai. Per 3 minutės padaryti kuo daugiau taustų barų. Handstand push-upai ir burpee amrepas buvo. 10 minučių amrepas, 15 handstand push-upų. Ir 10 burpee box jump overių. Jo, tai... Tragedija. Kiti vyrai. Man šitas patiktų. 35 taustų barai jam braukė. Nušoko, pasižiūrėjo į kairį, dešinį, užšoko ir vėl bum daužė. Tai, aš žiūrėjau visą laiką į jo taustų barus, jis padarė 22 ir jo judesys atrodys tiesiog kvepuoja. Tiesiog kojam daro? Jo, tiesiog kojam daro. Ir tik tais vėliau nuo paskutinį kokie 5 gal jau žiūri tokie iš jėgos ir galvoju, kodėl nešoka, bet jis tiek daro. Tai tas taustų barų kaip esti labai nustebino. Ir daugelis jų, vokietis irgi, jeigu neklystu, labai daug buvo padarę. Vokietis Kem 5 padarė tik tai. Ne? Ja, aš žiūrėjau, tai realiai, ką aš padariau, šiam 4, tada visi apie 70. Čia kiek laiko buvo maždaug? 3 minutės. Visi taip 72, 74 buvo ir švedas 84, man atrodo, padarė, daugiausiai jau. Tai čia realiai 27, kiek čia gaunasi, 26 minutų, daug. Kiek merginų susukdavo? Po šiam Irakas padarė iš merginų? Aš nežiūrėjau. Nežiūrėjom, mes prie Luko jau buvom jau 2 dieną. Kartu startavo. Kaip Luka 2 dieną startuot lengviau ar sunkiau? Psichologiškai gal sunkiau buvo nusteikti, žinai, šiaip kūnas visai neblogai jautėsi, atrodė ir rungtis palankesnis, galvojau, kad tikrai geriau eisis. Galvojau apie top 3, nemiluosi, nes po 1 dienos, nes ten kovoti atrodo tikrai gali su jais. Iš pirmo galvojau, kad endurance rungtyje ten labai mane lenks, bet kai tenai atkovojau 2 vietą, galvoju, tai čia viskas. Čia jau galiu, žinai, kovoti su jais, dar jėga irgi gerai ją, bet 2 dienai pasirodė visai kas kita. Ir pačiam jėgos neliko tiek daug,
stabilumo mažai buvo ir pačios rungtys jau nebesisekė. Antrą dieną jėgos rungtys buvo squat snatches ir 3 overheadai, jau matėsi, ten jau pradėjai per visas šiaip snečiant, tai viskas gerai buvo, žinai, ir per apšilimą 10, jokių nebuvo trukdžių ir po to dar 15 2 kartus snečinau, tik tiek, kad pritup nebėjo, viskas jau buvo alkūnės į kitą pusę linko, saugau, galvoju, geriau paukos. Šoks pirmą, meniskas ar alkūnė, nes ten gerai praeit. Šeikinau. Po 110 jau neėjai toliau. Ėjau 115, 2 sykius ėjau. Pasnečinai, bet nesutupiai. Bet nesutupiau, jo. Abu 2 sykius. Ten Bachuriukus nedaug, ten laimėjo, 20 gal padarė pirmą vietą, 17. Ne, tu 17 irgi darė. Ai, aš 17. Tu 15 nedarė, tai užsidėjai 15, mes pamatėm, kad irgi kiti 17 ir tada tu irgi pasinėjai. Nes snečinus lengvai, žinai. Snečin galėjau turbūt 25, bet tupti, bet čia tas pats buvo ir tartu su Robiu kalbėjom, realiai stabilumas, nežinau. Atrodo, šiaip viskas gerai eina, bet ir dar prieš varžybas irgi tupiau 23 kartus. Viskas gerai buvo, bet kai tenai atsistoja, jau nebėra gerai. Paveda, žinai, jau tada. Tai po skillsų miksas? Ja, dar grįžtam prie tų skills. Buvo jokingai. Su tai handstand push-upais. Netilpau tenai. O koks ten standartas buvo? Dėžėjai. Realiai, koks ten 9-4 comai? Jo, tas. Užkliuoti dėžėjai, turėjo būti viduje, ne? Aha. Tai tas nieko ten baisaus, bet už manęs buvo siena. Negalėjau normaliai mestis vis. Ten kažkokia iš faneros buvo padaryta, tokia konstrukcija labai nesaugi. Ne, mestis, bet ir tie handstand push-upai buvo tragiški. Iš po to turniko nulipau, pasimečiau, nebesupratau, kur esu. Nors gal 2 kartus pasakė, kad iškart nebus jokios pertraukos po 3 minučių, tai neiškart darai. Aš atstovau, galvoju, kur čia išėjau. Tada bandau mestis, neina mestis. Robi šaukė iš šono. Kur čia išėjau? Kur esu? Ir darau tas bandas. Viskas, galvoju, nežinau, atrodo, atsijungsiu toj. Nors nieko nebuvau padaręs, gal 15 handstand push-upų ir pirmus 10 burpių aš jau nebegalėjau daryti, nebuvo iš ko. Bet vėlgi, nežinau, gal druskos prieš tai užgeriau, nežinau, gal tas suveikė. Gal per daug užgeri? Nieks nebėjo, tiesiog nebuvo iš ko. Atrodo, net jau per burpius nuo kelio pradėjau lipti. O kokiam ko gyvenime nesudarė? Kokiam workout'e ir surakino, ne? Kur tu atsigulė? Ne, pirmą dieną surakino. Pirmą dieną surakino, tai čia stubaras buvo. Bet koją surakino? Čia stubarą dariau, pirmą čia stubarą dariau, koją galą sutempė. Čia ant tiek įsitempiai? Ja, ir tada galvoju, gerai, nušoksiu. Net nepaliečiau su krūtinė turniku, nušokau, antrą šokų, tiek nugarą, sėdmenis, blauzdas, koją galą surakino. Wow. Viskas. Galvoju, gerai, ką reikia kitką daryti, kipingus čia stubarus, po vieną darau. Galvoju, bent taip kažką, nuėjau prie girų, kelių giras vėl viską rakina. Gal porą snečių padariau ir viskas, nebegalėjau. Tiesiog galėjau tenai jau traumuotis. O nuo ko čia gali būti taip, Robertai? Tu gal iš mokslinės pusės galėtum pasakyti? Greičiausiai, kad kai jisai overheadus darė, labai plačiai turėjo stovėti ir pritraukėjai, tenai jis buvo persitempę labai, nes kai jis tada prigulė, ten biškį bandau dvigalvį masažuoti, jisai iš karto spazmuojas, mešlungį traukė. O kai pritraukėjus biškį pamasažavau, atsileido ir dvigalvis. Tai greičiausiai, kad dėl tos per plačios pozicijos pritupimo, nes ir sėdmenys taip pat buvo labai stipriai užkalti. Ir kai ten, atsigulė, biškį pamasažavom ir tada geriau pasidarė. Bet pakankamai greitai atsigavai. Jau miksas buvo po kiek, už 20 minučių jau galėjai daryti? Jo. Ar dar traukdavo biškį? Traukė dar. Dar traukė, bet ką? Dariau tenai. Hiurlį užgeriau, biškį kalorijų, bet... Mes ten paskaičiavom, kad jis ten pakankamai gali atsargiai judėti, svarbu, kad tiesiog judėtų ir nesustotų, tai jis ten taip ir judėjo ir viskas pagal planą tenai. Buvo tas reglamentai, tas minimum work capacity, ką turi išėti ir padaryti? Aš iš karto jau klausiu, kad nueitų paklausti teisėją, dar ten pasiaiškino kažką, bet... Paklausiau teisėjus ir jisai paklausė, ar to head judge'o, ar nebus diskvalifikacijos, jeigu jisai nutraukė workoutą ir nedalyvauja jame toliau. O jeigu iš vis neišeini ir nedarai workout? Tiek neklausime. Žinai, pavyzdžiui, matai pirmą dieną, kad pakankamai aukštai, kad tau nereikia daryti paskutinį workout. Atsisakai ir neišeini. Bet gal nepagarba būtų. Kas taip darytų? Tu kaip pas taip nedarytum?
Pagarba yra kitas dalykas, kai tu kovoji už medalį. Ne? Taip, iš kitos pusės šitokia tikrai būtų strategija, jeigu žiūri, kad... Geriau išeiti nepilną koją padaryti, negu visai neišeiti. Antrą dieną irgi galėjau tai daryti su handstandu ir rope climbu, nes ten tikrai žinau, kad nieko ten nepadarysiu, žinai. Galėjau taupyti save ir galėjau tikrai išlipti iš tos 7 vietos, manau. Bet negali taip. Tai jau sportinis interesas. Pasportuot papildomai. Nu bent jau, jeigu jau negali laimėti, jau bent jau šalia, žinai. Tiek važiavai, kad pasportuot. Koks miksas buvo pirmą dieną? Volbolai. Pila. Ne volbolai. Antrą dieną. Čestų barai, snečiai ir šatalranai. Su girom. Vėl šatalranai. Daug bėgimo. Čia pirmą dieną šatalranai. Antrą dieną buvo. Prieš tai buvo daug bėgimo, ne? Jo. Aparatų mažai, taip sakėjim. Nebuvo ten iš vis. Baikergas. Ir klavimė nebuvo. Ne. Ir su štangom jokio varšo. Štangos tik jėgos, deadliftas tik tai antrą dieną. Deadliftas irgi, ja. Koks svoris deadlifto buvo? Labai jokingas. 8,5. Ir dariau singles. Čia kokie 3-5% mano one rep maxo. Bet irgi tas pats situacija su raumenynu buvo. Negaliu nuleisti, nes sutrauks atrodo raumenį, žinai. Tai turiu paleisti štangą ir tada iš naujo kelti. Kad galėčiau iš vis kelti štangą. Ja, buvo daug kovota su savo kūnu. Bet gera gal pamoka, ar kažką naujo sužinojai apie save? Čia reiktų ruoštis daug rimčiau. Pastarąjį mėnesį tikrai mažai sportavau, palyginus. Tai mes nušokom vėl čia į kitą workoutą. Aš viską kontroliuoju, aš sėkau. Kol nepamiršau paklausti, kaip pavyko pirmą dieną užmigti po tokio streso, ar sunkiau eina, ar viskas ok su miegu buvo? Nebuvo ten ok, niekada su miegu, nei prieš, nei po. Dėl to nepatogi vieta, lova, oras, ar dėl streso, dėl varžybų? Tai dėl streso turbūt. Kaip tau, Lukai? Man irgi buvo blogai mėgė. Ja, pulsas buvo pakilęs, temperatūra kūno buvo pakilus. Man ir savaitę prieš jau ten visi rodikliai pakritę buvo, kokie tiek įmanomi. Nevat, neina, košmaras sapnuojas. Naktį atsikeli 10 kartų. Kažkokių melatoninų. Ja, melatoninas, magnis, nemizilio, ibuprofeno. Viskas atrasta, bet nelabai padeda, ne? Ja, jau buvo per daug, žinai, iškankinta turbūt. Tai kepenis pavargo tavo tą dieną. Buvo turbūt irgi jau biškė apkepus. Iškerčiau. Ir po mikso paskutinis buvo power rungtis. Taip. Kas buvo pirmą dieną? 30 kalorijų bikeergo kalorijos ir tada 200 burpių perškam per vormą. Tai viskas? Jo. Čia toks kaip power, ne power, ne? Bodyweight. Bodyweight power. Jo, šiaip įdomus. Neįprastas. O antrą dieną? Antrą dieną 30 trasterių, vyrams 50 kg, merginom 3,5. Koks svoris vyrų? Pam. Ant brokim padarai? Visi padarė. Ai ne, Slovėnas ir prancūzas metė. Ir Skergas. Ergo, kiek, nebepaminu. 500. Ai, tai čia toks geras all-out, ne? Čia, ko gero, turi trasterius ne tik daryti ant brokim, bet turi daryti dar greitai. Nes jau traukti save. Nes aš greitai darė. Čia iki minutės turėjau 30 trasterių. Netraukiau į save trasterių trasterių ir lenkė tenai mane. Aha. Jo, čia tas atrodo. Tu galvoji apie tai, kad padaryt ant broken, o kitas galvoja, kad padaryt greičiau. Aš jau tiek te turėjau. Kiek Skergo traukiai? 1,30 traukiai? 1,38 tik tai. Ja, nebuvo irgi jau nieko. Bet kaip galo, tai visai nieko. Nu ja. Į galą visai nieko. Po 30 trasterių galvoju blogiau bus iš tikrųjų. Bet po Skergos sunkiau buvo nubėgti iki finišo. Net negalvoji ant broken daryti, o visus padaryti, tai jau gerai. Jo, tai kai baigi paskutinį workoutą, toks biškių releasas ateina, ne? Nu. Ne iš karto. Ne iš karto. Biškių buvo palaiko. Įjungęs iki kitos dienos realiai. Wow. Čia nemažai streso, ne? Bet kaip vaina, matai, lyg tai sportas tas pats, judesiai taip pat, šiek tiek kitoks formatas ir jau, viskas keičia. Bet čia intensyvumas tai labai didelis, taip jau kalbam, čia tik tai, kai sakau, 2 valandų formatui pasiruošti, bet čia iš tikrųjų 2 dienos. 2 dienos po 2 valandas. 12 rungčių turi, tai jeigu labai daug nedarai workoutų, kaip pavyzdžiui, aš nežinau, kaip Lukas programinės pats savo, daugiausiai intervalais, man rodos, tu sportuoji, nedarai kaip workoutų labai daug. Ne, workoutų gal daug nedarau.
Tai jeigu nedarai daug workoutų ir čia tau staiga reikia 12 workoutų padaryti per 2 dienas, tai, sunku. Jau atsigavai, jau pradėjai sportuoti? Dar ne. Kiek laiko reikia, kaip tu galvoji? Kokią savaitę gerą pasėtą, ne? Jau minsiu antrą zoną, o po biškį pradėsiu. Reikia ruoštis Lietuvos čempionatą. Bet šiaip saugiai, be traumų, nieko neplyšo, nelūžo. Apart moralės ir psichologijos. Raumenynas. Moralė tik tai. Bet šiaip, nuvažiuojat, pažiūrėti tos atletus, kokių minčių atsiranda. Ar tiesiog jie yra antiek aukščiau ir toliau, kad mes nepasieksim, ar mes galime įdėti daugiau darbo ir būti tame lygiai. Davai, Olga, tu atsakyk. O žiūri tą merginą, kuri užėmė pirmą vietą. Tu galvoji, ar tu galėtum su juo konkuruoti po 2-3 metų, ar jau paleidai ir galvoji, čia ne man, aš nepaleidžiu tikrai. Sakyk taip, kaip išnekėjom po. Sakyk, kaip yra. Taip, kaip išnekėjom po. Kaip ten kitais metais sakėm bus? Kitais metais bus geriau. Bus geriau. Taip. Žinai, kartais taip atrodo, kad jie kitam lygiai, kad net neapsimoka, žinai, bandyti su jais varžytis. Kažkas gal jo, bet tikrai ten yra su kuo pasivaržyti. Aš dar, kiek aš čia sportuoju, 2 metai, net nėra 2 metų su mano lūžusia ranka, tai čia net 2 metus nesuskaičiuoju aš. Tai man tiesiog trūksta dar biški laiko, tiek. Čiučiut. Kaip tau, Lukai? Ne. Įmanoma? Aišku, įmanoma, viskas įmanoma. Ar čia reikėtų, keisti savo gyvenimą, labiau orientuotis į kaip atleto gyvenimą, ne į trenerio. Man šiuo metu tai taip reikėtų keisti, jeigu norėčiau daugiau varžytis. Tokiu tempu, kaip tu dabar dirbi, sportuoji, sunkiai, ne? Taip, aš dabar neturiu tiek laiko. Realiai, jeigu turiu 90 minučių gryno sportą, tai jau čia yra prabanga man. Tai čia yra mažai, kur, kad ir kaip čia būdavau, dirbdavau po 3 valandas, sportuodavau savo ir leisdavau, tai dabar to nebegaliu. Bet, jaučiasi. Kažką keisi? Norisi dar varžytis ar labiau nori į trenerio visą noriu varžytis. Tas noras čia yra gerai. Keisiu, nežinau, ar keisiu, žiūrėsim, kaip klostys, kol kas negaliu nieko keisti. Bet realu, nėra tai kažkoks kosmosas ten, kad labai ten nuo jų atsilieki. Gimnastiką susitvarkyti ir manau, su jėga gerai, su endurance gerai, su power gerai, vienintelį, kad skills ir gimnastika atsilieka. Tai čia patvarkoma, manau. Kaip tu, Robertai, iš trenerio perspektyvos, kaip mūsų rinktinė pasirodė? Aš tai vertinu, kad viskas neblogai. Gaila, kad tas Luko pasiruošimas nebuvo, jisai toksai tinkamas gal varžybom. Čia irgi iš tikrųjų pamoka, galbūt kažkaip reikia apgalvoti federacijai. Daryti atrankiniai tokį pat formatą. Atranką reikia pasidaryti, nes Lukas geras, stiprus ir jeigu jisai čia būtų tokios varžybos ne 2 valandų formate, tai jis ten gal tikrai būtų ir dėl podiumo pakovojęs, bet tokios varžybose jisai buvo nepasiruošęs. O daugiau, nežinau. Tarp vyrų tai tikrai įmanoma pasivaržyti. Tikrai buvo galima. Moteris tai mane tiesiog labai nustebino, sakau aš ten. Bet ir moteris irgi buvo ta pirma, kuri paėmė. Tai jinai CrossFit Open pirma pasaulyje. Jinai po 2 savaičių startuoja semis. Pakliuvo į semis. Taip, tai jos visos, aš nežinau kiek jos. Tai vokietė irgi ten? Jie sunkesnis. 80, 70, tam tarp jos, ta prasme, jos tikrai labai didelės. Tai Šiaip buvo keiščiausia, kad jos dar ir gerai bėga. Ta prasme, gerai bėga. Jo, didys ir gerai bėga. Tas nustebino mane. Jo, tai merginos nebijo. Vyrai endurance, tai ten labai silpnai atrodė. Labai silpnai. Ten net ne kosmosas, bet silpnai atrodė. Jie stodavo ten, kai kurie net nebėgdavo, tiesiog ten. Druskininkose. Taip, ten labai būtų žemai tokie. Matai. Tai įdomu, iš tikrųjų, mes, reiškia, ant endurance esam stipresni, ant jėgos kažkas yra pas mumis Lietuvoje stipresni, bet ten, kur daugiau įgūdžio reikia, ten kažkaip, reiškia, renkam per mažai ten to volumo. Tai darykime išvadas. Darykite išvadas. Tu padarei išvadas? Aš tai sakyčiau padariau, nes aš sakau, aš vertinu, aš save negaliu vertinti, aš nedalyvavau, bet aš galiu vertinti, kaip Olga pasirodė, tai jinai nesinai apskritai ring muscle-upus padarė. Kiek dabar Lietuvoje moterų galėtų padaryti 16 muscle-upų? Nežinau, 3. Jau per
net ne pirmoji rungtis ir dar ne pirmas judesys. Tai, aš vertinčiau labai gerai. Tai... Jo, bet tu dabar pasakai, kiek moterų Lietuvoje gali padaryti 10 maslapų? 2, 3, ant 3 milijonų. Žinai, neįmam gimnastės, kalbam apie crossfitą, kas yra šeimonas. Taip, o tenais moteris po 2 kartus skaldė. Tai ta prasme darė 7, tai darė 4. Pas mūsų vyrai tiek nepadaryti. Taip. Ir jos, sveria kaip mes, vyrai. Darė sakau, labai didelis lygis. Reikia vežtis kaip tu, Robi. Jo, kaip tu, mes tai daugiau slūgų sveriam, tai viskas gerai. Keletą kilogramų. Klausyk, $1. Tai reikia vežtis kažkokių gimnastikos kursų į Lietuvą, darytis patiems workshopus, kaip čia šitą pramušt galima. Kaip daugelis darot, Lukas gerai daro programingą savo, tai jisai renka ten tą krūvį. Ten, aišku, irgi, reiktų čia pasižiūrėti, kiek varžybose dažniausiai, pavyzdžiui, būna ring maslapų. Nebūna daug. Šiaip apie aplamai maslapų tarp merginų labai retai būna, tik elitas daro. Taip, tai reikia kiekvieną savaitę rinkti tą uolumą, kuris būna dažniausiai varžybose ir prie jo būti toleruoti tą krūvį. Jeigu per varžybos buvo, kaip pavyzdys, 30 ring maslapų, tai tu turi per savo treniruotis, per savaitę maždaug tiek pasurinkę. Taip, čia buvo 27, tai 27 nėra kosmosas surinkti per workoutą. Per workoutą, čia ne per savaitę. Bet čia net nevalome. Valumo reikia daugiau surinkti, reikia intensyvumo surinkti. Tai, žinai, valumą mums reikia surinkti kokį 40-50 tų masalapų, bet reikia, kad būtų ir intensyvumo, žinai. Aš valumą kaip ir surinkdavau visą laiką, kol sportuodavau normaliai, bet to intensyvumo gal mažiau būdavo. Prieš pat Openą, kai pradėjau jau ir tada intensyvinau, tarkim ten. Irklavimas ir masalapai, bėgimas masalapai, žinai, ne tik, kad dirbu ant to volumo masalapą surinkti, žinai, tai to neužtenka. Kas dar seka ir kas gal blogina tą masalapą, žinai, ten, su kuo maišyti, su kokiais judesiais sudėtingėja, žinai. Tai man su čestubarais taip yra, aš negaliu, kai aukštas intensyvumas, aš jų nebepadarau. Negaliu kvepuoti ir man nebeišeina. Kaip ir su ten push-upais, dabar prie rinkau volumą ir striktus, kai tik dariau 10 minučių MOMą po 9 strict handstand push-upus. Tai 90 per 10 minučių, kas yra visai neblogas volumas kaip strikt. 50-60 kipingų galiu unbroken padaryti. Tenai 3-5 ir viskas. Ir nebegaliu, ir nebelaiko rankos. Intensyvumas. Intensyvumas, viskas. Viską nukirto, realiai net barpių nebegaliu atsistoti nuo barpių. Bet aš čia manau, kad vis tiek čia yra tiesiog bendras tas pasiruošimo lygis buvo, nes tu endurance, tu ten taip judėjai, ten nebuvo, kad judesiai tave sustabdė. Tiesiog kūnas jau nebetėsi, nebetsistatė. Nebeleido įdėti. Ten buvo arba. Ir tai dirbau jau visom galimybių ribom, galėjau, bet kada realiai ir kristi ten, dar ir juokiamas, kad ten tas su kamera vaikšta ir laukia, kada iškristi realiai iš kojų, kad turėtų geros medžiagos, žinau. Nes, taip ir jaučiausi. Nesu dar taip jautęs, kad... Žinai, kaip sako, tu pavargai. Bet tu nemirė, žinai, reiškia, dar yra aišku spaust. Bet link ribos jau buvo, ne? Ir matėsi šiaip, tokia pirmą dieną gal ne, bet antrą dieną, net pats judesys pasikeitė, toks pasidarė kambotas, lyg nenatūralus. Šiaip gali peržiūrėti transliaciją, pirmą ir antrą dieną, kitas žmogus, šiaip labai įdomu toks išbandyti, mažai kas patyrė tokią, žinai, kiek mes dažniausiai varžybos buvom 2 dienų, 4 workoutai pirmą dieną, 3 workoutai antrą dieną, tarp jų pertrauka 3 valandas. Na taip, jeigu per vieną dieną būna 6 workoutai, kad būdavo pas mus čia functional, kai čia Lukiškių aikštėj, tai jau būdavo čia labai sunkias varžybas skaitydavas. Taip, jo ir taip pertrauka buvo. O tenai, ir šiaip dar, aišku, laikas neįprastas, naktis. Realiai, aš visą laiką dieną sportuoju, tas irgi kažkiek gali įtakoti, bet tai... Čia norėjau paklausti dėl to. Jeigu, pavyzdžiui, žinai, kad tavo varžybos vyks vakare, ar apsimoka kažkiek mėnesį prieš stumti savo treniruotis į vakarą ir pratintis prie to laiko, ar čia... Reikia adaptuotis, pratintis prie to, nes čia daugiau net ne tik, kad intensyvumo tu nusiteiksi, tu padarysi, bet kaip vakare nusiraminsi tu ir kaip reikės eiti užmigti. Tai jeigu tu nepratęsisi prie to sporto vakarinio, vėliau labai didelės problemos būna.
pas kažką, ar sunkiai atletis, ar lengva atletis, kad jie iš anksto pamato protokolą, kelintą valandą startuoja ir visos savo treniruotės stumia į tą valandą. Čia toks, man buvo įdomu. Jo, jeigu pamatai, tai... Fiziologiškai tai mes po pietų į vakarą mes jėgos rungtyse esam pajėgesni, tai geriau. Kada? Ryte? Vakare. Vakare. Ryte yra sunkiau daryti maksus, pavyzdžiui. Bet jeigu tu visą gyvenimą ryte sportuoji? No. Vis tiek yra dalė sunkiau. Nežinau, čia individualu, manau, būtų įdomu pabandyti vakare pasidaryti, pavyzdžiui, maksą, pasižiūrėti, ar lengviau, ar geriau. Šiaip ryte turbūt su dideliais svoriais, aplamai sunku dirbti, o nervų sistema dar miega. Sunku dirbti. Esi tiek vandens neišgėręs, maistinių medžiagų tiek daug nesipirkaupęs, kiek jau į vakaro esi. Good. Tai apibūdint, ką dabar taip žiūrint į praeitį, ką pakeistumėt, ką darytumėt kitaip prieš varžybas ir ką darytumėt kitaip per varžybas? Apie viską. Pasirašymą, maistą, miegą, poilsį. Aš greitai įlysiu biškį dar, tai mitybą. Mes kol pagalvojom čia. Jūs pagalvokite. Užlaginom. Tai su mityba, pagal punktus, apie mitybą. Su mityba tai buvo iš tikrųjų Norvegijoje pasaulio čempionate buvo labai didelės problemos, mes tenais užsakinėjom iš miesto, buvo bėdų. Dabar važiavom, viską patys gaminomės, tai daugiausiai Igoris viską gamino, tai čia sakėm galėtų būti. Jo pagarba, tai galėtų būti tradicija labai... Vežtis prezidentą, kad jisai pagamintų valgyti, čia buvo labai tikrai faina. Ryte labai geri pusryčiai, pietus, viskas. Ir kiaušiniai, ir avyžos, ir vaisiai, ir viską mes ten valgėm. Ten tikrai labai geram buvo mityba, tai ir, žinai, kai kartais išvažiuoji ir tu pavargsti nuo to kito maisto ir tu nori jau tos namų maisto, tai čia to, kaip ir neparsivežėm tokio, nes normaliai valgėm. Tai mityba buvo labai gerai. Varžybos čia reikėtų šitą... Pritarėt? Nes taip, nes rinkomės gyventi viešbutę ar kažkur, kažkokiam ten bute. Jo, tai tokia rekomendacija būtų atletams rinktis butą su virtuvė, neimti viešbutinį maistą. Jo, bet čia reikėtų, žinai, irgi žmogaus, kuris gamins tau ten... Tai, žinai, vieną susirasti ir apmokėtam kelionį, nėra sunku. Jeigu didelį komandą važiuoju, tai vainot. Geras pastebėjimas. Pasidalinom darbais. Kaip dėl mitybos tarp rungčių ar kažką keistumėt? Gal daugiau elektrolitų, mažiau anglių, gal daugiau kieto maisto, gal kaip tik nevalgyt? Aš nieko nekeiščiau, irgi man gerai. Vandens. Jo, kaip galvojate, iš anksto reikia turėti planą, ką jūs valgysite ar workout, ar tiesiog iš jėgos kaip eina, taip ir eina? Aš net minutėm turiu susidėliojęs, Robis, 5 minutės prieš tą rungtį man padogeliuką, priminiau 2 kartus, kad nepamiršti. Kažkaip aš visą laiką, tai ir vis tiek sportuodamas angliavandenis visą laiką geriau, kad jaučiu, kad reikia, kad geriau atsistatyčiau, performinčiau. Tai bet tu to tiki, todėl tu gal ir... Ne, čia yra labai svarbu, tuo negali neigti. Aš tai tiesiog iš eigos. Čia yra svarbu. Tai iš eigos, tu turi, matai... Kaip išeina. Jo, bet ko gero nereikėtų eksperimentuoti ten su gėliukais ir su naujais karpsais varžybų dieną. Jo, jeigu tu nori vartoti tą maistą per varžybas, tu turi ko gero ištestoti kokį gerą mėnesį prieš, ne? Ir pažiūrėti, ar tau tinka. Papildus tai jo, tikrai būna, kažkokius. Kaip sako, tie angliai buvo labai saldus, pradeda burną lipinti, tada reikia papildų. Būna skonis tau netoleruojamas, pradeda, žinai, pykint ar dar kažką. Tai ištestuot šitą. Jo, ir dažnai dar būna įtariu, kad po workoutų nesinori valgyti, nes dar aukštas pulsas, bet vis tiek reikia kišti prieš prievartą. Jeigu tą gili vandenuką, tai reikia maks šaldyti, kiek žinau, šaltą vandenį geriau gerti, ne tiek skonio daug turi. Ne? Kažką bandėm kišti, bet nesikišo stipriai. Ne, čia normalu, tu padarai workoutą, tu pavargai, tai aukštas pulsas, tu nenori valgyti, bet tu turi prieš prievartą tai daryti. Aš turiu ten, Huelį, maisto pakaitalą, tai aš jį geriau, nes valgyti irgi gana sudėtinga. Tada grįžom, turėjom dar iš po pietų likusių makaronų, tai... Ne, po laiko tai jau jo. Bet... Galėjom valgyti, ja. Žinai, kaip sako, jeigu tu jauti tą troškulį ir norą valgyti, tai jau reiškia per vėlų. Ja, tai ko gero turi nuspėtą šitą dalyką. Nuspėti. Gerai, tai dėl pasirašymo maisto kaip ir viskas gerai. Bet sunku kalbėti dabar apie pasirašymą fiziškai, nes labai mažai laiko turėti. Ja, jeigu būtų daugiau laiko... Taip, atskirai šitom varžybom, tai mes nesirašym. Tai šitoje vietoje tai čia turbūt federacijos labiau jo problema, kad
atranką reikia daryti žymiai anksčiau, kokie 2-3 mėnesius prieš startą, ne? Jo, bet mes irgi čia apie tai kalbėjom. Yra pakankamai sunku integruoti į varžybų kalendorių šitą atranką, nes tu ruošies Openui, tu ruošies quarterfinals ir dar kažkur tarpė dar dalyvauti šitoje atrankoje. O tas šampas kiekvienais metais tuo pačiu metu? Ne, jisai pernai metais vyko birželio mėnesį mums prieš CISMą. Savaitę prieš. Tai birželį jau geriau. Jo, birželį, jeigu būtų, tai būtų gerai, tai gali po kvarterių pasimti ir padaryti kažkuriam metu. Tai, bet čia reikia kažkaip pagalvoti, kaip išrinkti. Ir svarbiausia, kad būtų su to 2 valandų formatu, jau patikrint kaip žmogus. Nes gal tiesiog, nežinau, ten, pavyzdžiui, Lukai, jeigu tu būtum atrankos dalyvavęs ir, sakykim, tu būtum laimėjęs atranką 2 savaitės iki šitų varžybų, bet būtum taip miręs, kaip dabar mirėjai, ar būtum sutikęs važiuoti į varžybas, ar būtum atsisakęs? O kodėl ne? Kodėl atsisakęs? Jeigu laimi, tai laimi. Tai reiškia, tu vertas įsivažiuoti. O tu būtum atsisakęs? Nežinau, aš jeigu ten vartyčius labai, tai nežinau. Aš nežinau, sunku pasakyti. Tai visi vartys, nematai? Ką? Visi vartės. Ir pirmas vartės. Jeigu visą save atiduodi, tai... Švedas nuėjo, išsivėmė, grįžo, padarė vėl. Bet šiaip kaip žiūrovas šitas formatas žiauriai cool. Tu atsisėdi, jungi teliką, paimi čipsą alaus ir tu visą laiką vienintelį, kad infografikos labai trūko. Kas pirmoje vietoje, kas antroje, nebuvo hitų, nebuvo lentelių laikų. Jeigu gerą tokį info padaryti, būtų super gerai žiūrisi ir labai įdomu. Žinai, kai buvom 3 dienų varžybos, net 9 valandą pažiūrėjai, paskui 2, paskui 8, toks tu pasimetė. Čia kaip žiūrovams tai labai įdomus formatas. Su šituo formatu. Ir kai jūs kenčiat, čia yra įdomu žiūrėti. Kai tau traukia kojas, visi, žinai, čia yra toks, fan, kaip gladiatorių kovojasi iki mirties, žinai, čia yra, fainas. Tai ir atrodo, aš pažiūrėjau 2 dieną ir man pačiam įdomu buvo žiūrėti, kaip aš bėgu, nes jau atrodo viskas kojas nebesivaldo, kūnas atskirai, tai yra viršus nuo pačios atskirai jau juda. Įdomu, man pačiam buvo įdomu žiūrėti. Ir čia gal daugiau strategijos reikia, žinai, jeigu tu pirmą workoutą, tarkim, laimi su geru gapu, matai iki 2 vietos, nespaustų iki galo, jau viskas, jau numetinė krūvį, galvok apie 2 workoutą. Taip. Bet irgi, pirmą dieną gal apsimokėtų taip daryti. Bet kitas dalykas yra, kai, sakau, 7 žmonės, 2 dieną kalbant, 7 žmonės, čia labai sunku pristrateguoti, tu nežinai, kaip kitas pasirodys. Gerai, į 2 dieną mes jau žinojom, matėm, kaip jie įėjo ant rankų, tai jau žinojom, kad Lukui lipti į virvę ir handstand push-up, ne? Ne, handstand walkas su virvė. Kad ten neverta plėštis, nes jie ten prabėgs. Tai, strategija čia tikrai yra... Šitam, manau, tokiam formatui strategija daugiau reiškia. Taip, bet yra labai sunku pristrateguoti, kai sakau, kai mažai žmonių, nes čia kiekvienas tas taškas labai jisai vertingas. Ne, šiaip, įdomu. Reikia mums gal kada prasuk tokį pabandymą. Komandinis bus rugsėjo mėnesį, irgi tokių formatų. Tikiuosi bus. Šiaip šitas formatas, jisai su tokiu formatu nori pakliūti į olimpiadą. Jo, tai gali... Tai reiškia, jisai bus visada. Gali tek dažniau. Jisai žiūris, jis labai gerai žiūris. Atletam aišku sunkiau, bet jisai fainai žiūris. O kaip su Tuliuku tarp rungčių? Nueini ar ant tiek išprakaituoja, kad nieko nėra? Kiek kartų buvot pasisioti per visą dieną? Pirmą dieną nebuvau nei prieš, nei po. Bet 2 dieną buvau, jau 1 kartą buvau nuėjęs. Bet ir vandens išgeriau, nežinau, ten pirmą dieną mažiau, 2 dieną tai ten karšta žiauriai buvo. Ta prasme, jo, 2 dieną karšta. Išliko, gal ir to oro iškvėpavo per visą dieną, nes buvo tenai, daug žmonių dalyvavo, bet mušė labai karštas. Tai daug išprakaitavau. Daug ir vandens išgeriau, aišku. Igoris vos spėjo eiti pirkti. Faina patirtis. Vynelio reikėjo šauti. Bet iš tikrųjų dviesi, jeigu važiuotumėm, būtų žiauriai sunku. O jeigu dviesi dalyvautumėm, tarkim, ir ten, viens kitam net nespėtumėm padėti. Labai neįmanoma. Tokiam formatui reikia komandų, žodžiu, vežti. Vienas tu biški bent keletą žmonių, tai... Realiai ir dabar net ne viską spėjom, pats pamiršti, tu iš vis net, aikštelį tu net negalvoji nieko, atsijungi. Jeigu turi 10 minučių, tu tiesiog atsijungęs. Jo, plus kitų rezultatus ten reikia sužiūrėti. Neįmanoma, ten nematai, nesužiūrėsi. Ja, sudėtinga. Faina. Ką tu, Robi, dar pridurtum? Pasisekė mums. Pasisekė, kad gerą komandą turėjom. Geras formatas, tau patiko?
Labai sunku pasakyti, žinai, nes jūs matėte renginį, o aš mačiau pirmą dieną tik tai Olgą ir Luką, antrą dieną tik tai Luką. Ir ten kars nuo karto atsisukdavau pasižiūrėti, tiesiog pasigrožėti kažko ir vėl grįžti prie žmogaus. Tai sunku. Neparsivežiau labai daug būtent iš tų varžybų. Nes tiesiog buvo, kad lyg dirbi. Ir emociškai labai buvo sunku iš tikrųjų taip viską stebėti. Norėjai išbėgti aikštelį? Ne taip. Žinai, kai būni varžybose, tiesiog būni varžybose ir tu stebi, tu galvoji apie tai, norėčiau išbėgti į varžybas, dabar čia kyla tas noras, o tenais atvažiavau su kita funkcija ir kitaip tada ten žiūrės viskas. Ačiū. Ja. Dar kažką norit pridurti? O tu norėjai išbėgti ten? Ne. Labai prastos kokybės buvo transliacija. Tai kaip žinai, tai kažkaip labai iš toli, tamsu, nenori. Workoutai viskas. Aš visų ten nemačiau, dabar papasakojot, šiaip workoutai. Ne, tau visai būtų tikę. Tikrai. Reikės kada padaryti. Viskas good. Galėsime dviesi pasivaržyti 2 valandų formatą. Sekmadienį. Sekmadienį. Kokie planai dabar, Lukai, Olga? Koks artimiausias startas? Į Tartu važiuosi prieš Druskinkus. Tai dabar Druskinkai tik tai artimiausias. Kiek liko savaičių? 11. Paskaičiuoji? 11? Visai nedaug. Be šitos. Paskutinės galime ir neskaičiuoti, tai 10 pasiruošimų. Tai jau čia ciklai, viskas apsaišėta. Reikia kažką daryti. Vėl varžybos vis laik gerai, žinai, susipažįsti, ko reikia, ant ko dirbti daugiau. Tai gimnastika bus įtraukta 100% realiai. Atvarysis Druskininkos tas italas, vapšė nebus gimnastikas, būt kettlebell swingai ir box jumpai. Tai jėgos ir dabar nedariau iš vis realiai. Tai matai, rodo, kad ir nereikia. Ir nereikia jas daryti. Tiesiog palaikyti ir, žinai, nereikia čia stipriai plėštis. Ką pas tave? Cisma, Tartu, Tai man anksčiau. Druskinkai. 3 startai. Liepos pradžiai. Dar 3 startai. Kas žaidynės? Tai nežinau, kiek čia savaičių. Aš nesuskaičiavau. Čia Rob skaičiuosi. Jo. Ne tavo darbas. Ačiū Jums labai. Lukai, gal užsuksi, kada atskirai pašnekėsim apie tavo pasiruošimą? Žinoma. Apie savo gyvenimą. Užsuksiu. Jau kvietėm, atsisakėjai. Dar kartą. Kviečiam oficialiai dabar. Pasakyk, ar ateisi. Čia asmeniškai mane kviečia. Oficialiai dabar jau kviečia. Jeigu asmeniškai, tai aš galiu už save šnekėti. Gerai. Galiu šnekėti už savo kolegą, ne? Ar ateis ar ne. Tai gal šiek tiek arčiau prie starto, kai jau įsibėgės tavo ciklas. Papasakosi, kaip tau sekasi. Tai dar spėsim ir pasportuoti, manau, kartu. Arba taip. Ačiū Jums labai. Buvo man visai įdomu paklausyti. Ačiū. Rekomenduotumėt šitą formatą kitiems? Rekomenduojam, taip. Bent vieną kartą. Pabandykit. Pabandykit. Kartais gal ir atrodo, žinai, televizoriuje vienaip, bet kai pradedi daryti, ir dar jeigu turi su ko varžytis, pasijaučiu visai kas kita, žinai. Tai yra kaip fiksuotas dar laiko tarpas. Visada, kai žiūri, atrodo, kad kažką geriau galėtum padaryti, bet iš tikrųjų tai, kai tu esi ten, tai, žinai, tu 100% sąlygų nesusikursi, bet vis tiek pajausti tikrai gali. Tai pasakysim gal Igoriui, kad vieną renginuką reikia mums tokį turėti. Tai vieną turim? Ten komandinis. Iš kitaip. O gal ir. Taip. Tai paliekim. Tvarkoj. Ačiū Jums labai. Iki pasimatymų. Iki. Ačiū. Visai fain. Ačiū. Patiko? Taip.